4. Pirmasis pusfinalio rungtynes laimėjo Panevėžio Aukštaitijos rankininkai. Tada palinkėjome. Panevėžio Aukštaitija. Antras numeris Vytautas Olšauskas. Šiandieninėms rungtynėms teisėjauja Europos kategorijos teisėjas Algis Mikučionis ir nacionalinės kategorijos teisėjas Bronius Vilteuskas. Gerbiami žiūrovai, pasveikinkime Geležinio Vilko rankininkus tiek ir visus karščius su vakarykšte švente Armijos diena. Labas vakaras, gerbiami Alytaus televizijos žiūrovai. Šiandieną pirmą kartą Alytaus televizijos istorijoje jūs matote transliaciją iš Alytaus sporto rūmų, kur susitinka Alytaus Geležinis Vilkas ir Panevėžio Aukštaitija. Ir pirmasis įvartis į Panevėžio Aukštaitijos vartus, kurį pelnė Ramūnas Mikalonis, 11 numeris. Beje, šiose rungtynėse, kaip jau minėjau, susitinka Alytaus Geležinis Vilkas ir Panevėžio Aukštaitija. Šias rungtynės komentuoja Antanas Sakavickas, na, o man talkins šiandieną šias rungtynes komentuoti Alytaus Geležinio Vilko komandos klubo administratorius Valdas Gacevičius. Mes su juo ir sveikinamės. Labas vakaras. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šiuo metu atakuoja Panevėžio Aukštaitijos rankininkai su kamuoliu trečiasis numeris Julius Tiškevičius.
Ir įvartį pelno 8 numeris Marius Žešniauskas. Atakuoja Geležinis Vilkas. Su kamuoliu 15 numeris Tomas Dvareckas. Ramūnas Mikalonis perduoda Ramūnui Kalendauskui. Pavojinga ataka ir Ramūnas Mikalonis nepataiko į vartus. Na, o šiandieninė komandų vartus gina Panevėžio Aukštaitijos komandoje 16 numeris Egidijus Žebelis. Alytaus Geležinio Vilko rankinio vartuose stovi Vaidas Bratkauskas. Komandos žaidžia sekančių sudėčių. Alytaus Geležinis Vilkas, 2 numeris Andrius Kudarauskas. 4 numeris pavojinga ataka ir vėl įvartis. Jį pelno vėlgi 8 numeris. Jau minėtas Marius, atsiprašau, 9 numeris Petras Očikas. Tai jo taipogi pirmasis įvartis. Taigi rezultatų 2-1 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Taigi tęsime komandų sudėtis. 11 numeris Ramūnas Mikalonis. 5 numeris Aurelijus Savonis. Vėl pavojinga ataka. 9 metrų baudos smūgis. 15 numeris Tomas Dvareckas. Ir 8 numeris Dalius Ziminskas. Mūsų varžovai Panevėžio Aukštaitijos rankininkai. 2 numeris Vytautas Olšauskas. 3 Julius Tiškevičius. 11 Savelijus Benediktovas. 4 numeris Kęstutis Miliūnas. Ir jau minėti 8 numeris Marius Žešniauskas ir 9 Petras Očikas. Vėlgi netaikliai į vartus metė 11 numeris Ramūnas Mikalonis. Na, o mes klausome Valdo Gecevičiaus, kaipgi baigėsi vakarykščios rungtynės ir kas juose pasižymėjo daugiausiai. Praėjusiose rungtynėse taip pat jos vyko Panevėžyje. Mūsų, kaip sakė, nusileidimai, jos pasibaigė ne mūsų naudai. Vienu įvarčiu mes jas pralaimėjom, nors pirmą kėlinį buvo ir pasiektas 2 įvarčių skirtumas mūsų naudai. Kaip, galbūt didžiausia dalis noriu pasakyti, kad įvartį pelnė 11 numeris Savelijus Benediktovas. Galbūt čia truputį vyko tos varžybos netradiciškai, todėl kad mūsų atsitraukė su linija 3 pagrindiniai žaidėjai. Galbūt neparodė visko, ką sugebėjo. Daugiau žaidimas vyko kraštais ir galbūt dėl tos pačios priežasties toks įvyko ir šių rungtynių rezultatas. Na, aš norėčiau priminti, jog vakarykštėse rungtynėse rezultatyviausiai alytiškių komandoje žaidė Ramūnas Kalendauskas, pelnęs 10 įvarčių, po 6 įvarčius įmetė Aurelijus Sabonis bei Ramūnas Mikalonis. 5 įvarčiai, pavojingas smūgis, 5 įvarčiai pelnyti Andriaus Kudarausko, 4 Daliaus Ziminsko. Su kamuoliu 11 numeris. Ir pavojinga Kęstučio Miliūno ataka. 9 metrai. Na, o norėčiau priminti kelią iki pusfinalio Lietuvos radijo ir televizijos mažojoje taurėje Alytaus Geležinis Vilkas įveikė Eišiškių Grunvaldą rezultatu 45-30. Po to įveikė Vilniaus Šviesą dėl 20 įvarčių skirtumų 34-24. Panevėžiečių kelias į pusfinalį buvo kiek lengvesnis. Jie įveikė Pasvalio Sūrio komandą 10 įvarčių skirtumų ir netgi po 1 rungtynių pateko į šių rungtynių pusfinalį. Įspėjimą gavo 3 numeris Julius Tiškevičius. Na ir gal truputėlį pasižiūrėsime rungtynes. Su kamuoliu 15 numeris Tomas Dvareckas. Tačiau puikiai šiandieną vartus gina Vytautas Olšauskas. Ramūnas Kalendauskas. Tomas Dvareckas. Ir dar vieną įspėjimą gavo 11 numeris Savelijus Benediktovas. Andrius Kudarauskas, Ramūnas Mikalonis.
Dalius Ziminskas, vėl Ramūnas Mikalonis ir 2 minutėm yra pašalinamas 11 numeris Saverijus Venediktovas. Na, sužaidus 6 rungtynes, rezultatu 3-2 vis dar tebepirmauja Panevėžio Aukštaitijos rankininkai. Šis rezultatas beje visiškai netenkina Alytaus Geležinio Vilko rankininkų, nes susumavus 2 rungtynių rezultatų jie pralaimi 2 įvarčiais. Aikštelėje pamatėme Alytaus Geležinio Vilko komandoje 6 numerį Visalga. Na, įvartį pelnė Andrius Kudarauskas. Tai pirmasis įvartis šiose rungtynėse, rezultatas lygus 6-6. Na, o sužaista yra 6 minutės 30 sekundžių. Atakuoja panevėžiečiai. Su kamuoliu 3 numeris Julius Tiškevičius. Vytautas Olšauskas. 9 metrų. Na, ir turbūt supažindinti reikėtų su Panevėžio Aukštaitijos rankininkais. Jie praėjusiais metais žaidė aukščiausioje lygoje ir dėja iš jos iškrito. Bei įvartį pelnė 4 numeris Kęstutis Miliūnas, tai jo taipogi pirmasis įvartis šiose rungtynėse. Jie žaidė aukščiausioje lygoje ir užėmė paskutinę 8 vietą. Na ir šiais metais žais pirmoje lygoje draugė su Alytaus Geležinio Vilko rankininkais. Šioje komandoje žaidžia 2 buvę Kauno Granito rankinio komandos kandidatai, tai Vytautas Olšauskas, beje komandos kapitonas, bei Petras Očikas, 9 numeris. Panevėžiečių įvartį pelnė Ramūnas Kalendauskas. Panevėžiečių komanda yra palyginus gana jauna. Vienintelis Saverijus Venediktovas yra 38 metų, yra ir 16-metis Nerijus Atajevas, tad amžiaus skirtumas yra gana didelis. Tačiau, kaip sakė šios komandos vyriausiasis treneris Sergejus Sokolovas, vakarykštėse rungtynėse jiems nusišypsojo daugiau sėkmė, jie daugiau galbūt turėjo geresnę sportinę fortūną savo rankose ir dėl to jie nugalėjo tose rungtynėse. Kaip jums patinka šiandienos rungtynės, gerbiamas Valdai? Šiandienos rungtynės, galima pasakyti, kažkiek prasidėjo nervingai, gal truputį atsiliepė vakarykščių rungtynių nuovargis, bet manau viskas susiklostys mūsų komandos naudai, viskas gerai, bet gal vyrai po truputį įsižais. O šiaip nemanau, kad rungtynės yra blogo lygio. Viskas, man atrodo, klostosi normaliai, rungtynės gražios, žiūrovom tikrai, man atrodo, patiks ir jie gaus pasigėrėjimą šio renginiu. Na ir sužaidus 8 minutės 50 sekundžių, rezultatas jau 5-4 Alytaus Geležinio Vilko naudai po Ramūno Mikalonio įvarčio, beje tai jau antrasis Ramūno įvartis šiose rungtynėse. Įvartį pelno 3 numeris Julius Tiškevičius, tai 21 metų sportininkas, gana perspektyvus ir ateityje turėtų gana gerai žaisti Panevėžio komandoje. Na, o ką galėtumėte išskirti iš mūsų komandos šiandieninėse rungtynėse? Rungtynėse? Nu ką, pakol kas gana neblogai atrodo, kai visą laiką komandos kapitonas Ramūnas Kalendauskas. Gal šiek tiek geriau galėtų atakuoti ir gintis Mikalonis, nors jis taip pat neblogą ir didelį darbą atlieka. Norėtųsi daugiau laukti iš 15 numerio Tomo Dorecko. Gal nelabai pasitikė šiandien savo jėgomis, bet tai taip pat turėtų neblogai būti. Na, o įvartį pelnė vėlgi 3 numeris Julius Tiškevičius, tai jau antrasis įvartis ir vėl Panevėžio Aukštaitijos rankininkai pirmavo rezultatu 6-5 sužaista 10 minučių. Kas matyti iš šių pirmų 10 minučių, ką aš pastebėjau, tai, kaip sakant, komandos labai mažai rūpinasi savo gynybą, daugiausiai dėmesio skiria puolimui. Galbūt ir toks rezultatas iš karto yra jau didelis palyginti. Na, rezultatą išlygina 5 numeris Aurelijus Sabonis. Nes manau, kad jeigu rungtynės pasibaigė kaip ir vakar, daugiau kaip 30 įvarčių skirtumo, tai jos parodo, kad komandos gynyba skyrė tose rungtynėse palyginus labai mažą dėmesio. Daugiau gal rūpinasi, kaip daugiau įmesti pasiekti įvarčių, bet manau, kad ne vien, kaip sakant, įvarčiais galim laimėti. Reikalinga taip pat ir gera gynyba. Tai tiek. Na,
atakuoja vėlgi Geležinio Vilko rankininkai, sužaidus 10,5 minutės, rezultatas yra kol kas lygus 6-6. Aurelijus Sabonis pavojingai įsiveržia. Ir 9 metrų baudinys. Prie kamuolio Ramūnas Mikalonis. Ir pavojingai smūgiavo 8 numeris Dalius Ziminskas, tačiau gynyboje sužaidė neteisingai panevėžiečiai. Andrius Kudrauskas, Ramūnas Mikalonis. Andrius Kudrauskas. Ir įvartį pelno Andrius Kudrauskas. Sužaidus 11 minučių, beveik 12 minučių, rezultatų 7-6. Pirmauja Alytaus Geležinis Vilkas. Na ir kaipgi būtų, jeigu rungtynės baigtųsi vėlgi vieno įvarčio skirtumo, ar būtų rungtynės pratęstos? Ne, pagal šių varžybų nuostatus gali rungtynės pasibaigti, sakykime, ir vienos komandos įvarčio, sakykime, kad laimėtų Geležinis Vilkas, bet tai priklausys, sakykime, nuo to bus sudėtos abiejų rungtynių rezultatai ir bus atsižvelgta į tai. Jeigu tas faktorius būtų vienodas, tada reikėtų atkreipti dėmesį tai, kas daugiau įmetė svečiuose, ta prasme. Ir sekančios faktorius tada būtų papildomas laikas, jeigu ir jisai neišaiškintų, nugalėtų būtų metami 7 metrų baudiniai netgi. Bet aš tikiuosi, kad šiose rungtynėse to neįvyks. Pasibaigus normaliam rungtynių laikui, manau, bus jau aiškus nugalėtojas ir kas papuls į šių mažosios televizijos radijos taurės finalą. Man atrodo, šiandien bus aišku tikrai. Na, antrąjį savo šiose rungtynėse įvartį pelnė Petras Očikas. Vėlgi rezultatu 8-7 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Į virpstą sukirto Ramūnas Kalendauskas, tačiau kamuolys išlieka Geležinio Vilko rankose. Ramūnas Kalendauskas, Ramūnas Mikalonis ir puikus įvartis. Tai jau trečiasis Ramūno įvartis šiandienos rungtynėse. Manau, kad šiandieną Ramūnas iš tiesų labai gerai atrodo. Taip, neblogai atrodo, bent dabar kol kas gal pirmose minutėse buvo kažkoks jaudulys, matėm 2 netiklius savo metimus, bet dabar, man atrodo, viskas atsistato į savo vėžes. Ramūnas pajautė įvarčio skonį ir manau, tai bus vienas iš rezultatyviausių mūsų šios dienos rungtynių žaidėjas. Reikia tikėti dar. Taip pat norėtųsi, kad atsigautų Tomas Dvareckas, kaip minėjau, taip pat labai aukštas, jaunas, perspektyvus žaidėjas, bet kažkodėl kol kas jis nepasitikė labai savo jėgom ir gaila labai žinoma dėl to, bet tai reikia tikėtis su laiku įgaus patirtį ir taip pat bus vienas iš pagrindinių mūsų komandos, kaip sakant, ramščių. Na, Geležinio Vilko komandos jau minėtasis Ramūnas Mikalonis gavo įspėjimą. O Aukštaitijos rankininkai pelnė dar vieną įvartį ir vėlgi pirmąjį rezultatų 9-8. Sužaista 14 minučių. Ir vėl Ramūnas Mikalonis ir puikus įvartis. Tai jau ketvirtasis jo įvartis, rezultatas vėlgi lygus 9-9. Na, o šiandieniniams rungtynėms, kaip jau minėjau, teisėjauja Europos kategorijos teisėjas Algis Migučionis bei nacionalinės kategorijos teisėjas Bronius Girdziauskas. Turbūt Algio Migučionio pavardė yra labai gerai žinoma plačiajam rankinio mėgėjų ratui. Šis žaidėjas, dar būdamas aktyviai besportuodamas, nebeteisėjaudamas, žaidė Kauno Granito komandoje, kuri iškovojo IHF taurę, taip? Taip, tai tikrai tiesa. Reikia priminti, kad jisai yra dzūkas, kilęs iš Druskininkų, buvęs sporto internate Šiaulių, po to buvo pakviestas, tuo metu jisai žaidė ir Šiaulių tauro komandoje, kuri, kaip žinom, TSRS pirmenybėse žaidė pirmoje lygoje, po to jisai buvo pakviestas į aukščiausią mūsų komandą, tai Granitą Kauno, ir daugelį metų jisai gynė
šios komandos vartus taip pat buvo ir Lietuvos rinktinės vartininkas. Šiuo metu Algis Mikučionis ne tik yra teisėjas, bet jis yra ir mūsų Lietuvos Granito klubo administratorius ir komandos ir taip pat yra atsakingas už Lietuvos rinktinės komandą, kadangi nepaslaptis Granito žaidėjai sudaro Lietuvos rinktinės pagrindą, taip kad šias pareigas jis irgi vykdo tenai tas pačias. Na, pirmąją ataką apsigynė Lietuvos Geležinis Vilkas, tačiau su kamuoliu išlieka Panevėžio Aukštaitijos rankininkai 11 numeris Savėlius Venediktovas, 3 Julius Tiškevičius, vėl Venediktovas, Kęstutis Miliūnas ir tiesiog puikus Tiškevičius įvartis, nieko kito negali pasakyti, vėlgi neapsigynė Tiškai nuo pavojingų tolimų metimų. Ką norėčiau pasakyti, kad gal viena iš didžiausių problemų kol kas mūsų komandai yra vartininkai. Tai gana labai jauno amžiaus, visi vartininkai, kurių vyriausiai gal tik 17 metų, jie taip pat labai neturi tos daug patirties. Reikia paminėti pagaliau Tomas Dvareckas pelno įvartį, galbūt nuo šio ir jam pradės lengviau, kaip sakant, šiose varžybėse, bet grįžtant prie vartininkų problemos, manau, čia bus įsprendžiama laiko tik tais klausimas, bet pakol kas bent šiose rungtynėse vartininkai kažkaip nepasižymė, labai gaila. Na ir vėl rezultatas yra lygus, 10-10, sužaista 17 minučių šiose rungtynėse ir vėl su kamuoliu Aukštaitijos rankininkai. 11 numeris Venediktovas ir perima kamuolį Geležinio Vilko rankininkai greitoje kontratakoje. Ramūnas Kalendauskas ir turėtų būti įvartis. Taip ir yra, rezultatu 11-10 pirmauja Alytaus Geležinis Vilkas. Na, o Aukštaitijos rankinio komandai jau minėjau geriausiais žaidėjais. Turbūt ir galėtume ir šiandienos rungtynėse pavadinti 8 numerį Marių Žešniauską, 9 Petrą Očiką, bei turbūt komandos patį veteraną, vyriausiai žaidėją Savėlių Venediktovą, taip? Taip, kas liečia Savėlių Venediktovą, tai galiu priminti taip pat daugelį metų žaidė Panevėžio Auridos komandai, buvo tokia, po to žaidė jisai žaidė ir SSR pirmos lygos čempionate, Panevėžio atmosfera tada vadinosi, po to įsikūrus nepriklausomybė šis žaidėjas žaidė Čekoslovakijos, žinau, aukščiausio lygo, vėliau keletą sezonų žaidė Vengrijoje, praeitais metais jisai žaidė Zarasų Continental komandoje, na, o šiais metais matom, jisai pats panevėžietis sugrįžo vėl matyti gimtą miestą ir atstovauja šiam miestui. Gana patyręs žaidėjas ir jo, kaip sakant, vaidmuo šioje komandoje, aš manau, yra labai didelis ir svarbus. Ir jeigu mes sugebėsim įspręsti jo, kaip sakant, problemą neutralizuotai, manau, mūsų komandai bus nuo to tik tais lengviau. Na, o 2 minutėm pašalintas iš aikštės 4 numeris Kęstutis Miliūnas, Panevėžio Aukštaitijos komandos gynėjas. Atakuoja Alytaus Geležinis Vilkas, vėlgi Ramūnas Kalendauskas ir Dalius Ziminskas. Labai apmaudu, bet nepataiko į vartus. Na, o rezultatas yra lygus 11-11. Atakuoja Aukštaitija, vėlgi minėtasis Venediktovas, 2 numeris. Vytautas Olšauskas, vėlgi su kamuoliu Olšauskas, perduoda jį Očikui. Venediktovas, Tiškevičius su kamuoliu, perduoda jį Olšauskui ir šis smūgiuoja, tačiau vartuose puikiai stovi Vaidas Bratkauskas. Dalius Ziminskas ir turėtų būti 7 metrų baudinys. 7 metrų baudinys. Na, o šiandieną Aukštaitijos vartus gina 16 numeris Egidijus Žebelis. Na, o 7 metrų baudinį mes ir puikiai realizuoja jį komandos kapitonas Ramūnas Kalendauskas. Beje, Ramūnas yra pats vyriausias Geležinio Vilko komandos rankininkas, tai jam yra 23 metai. Galbūt trumpai galėtume supažindinti su Ramūnu.
Ramūnas Kalendauskas, tai, kaip sakant, yra komandos kapitonas ir pagrindinis šios komandos ramstis. Jisai yra ir amžium, ir patirtim daugiausiai nusipelnęs šiai komandai ir be abejo jo tas azartiškas ir didelis noras pasiekti įvartį, padėti komandai, be abejo jaunimui labai padeda, nes kadangi visi kiti žaidėjai gana yra labai jauni. Šiaip kaip žmogus Ramūnas tikrai yra labai puikus žmogus, niekas jokių problemų neiškyla, bet kokiu atveju visi komandos draugai gali kreiptis į pagalbas, jis visą laiką padės. Ir manau, lygiai toks pats yra ir šeimoje, kiek žinome, jokių, kaip sakant, problemų su juo neiškyla, nei treniruočių, nei varžybų, nei stovyklų metu. Paprasčiausiai tikrai yra labai geras ir sąžiningas žmogus, manom. Na, sužaidus 20 minučių šiose rungtynėse Alytaus Geležinis Vilkas pirmauja rezultatu 12-11 šiose rungtynėse. Kaip matome, rungtynės vyksta įvartis į įvartį, jeigu taip galima sakyti. Iš tiesų jos yra įtemptos ir susitinka iš tiesų praktiškai vienodo meistriškumo komandos. Nu, galima sakyti taip, bet iš kitos pusės, kaip žinom, šių rungtynių svarba gana yra didelė, nes nugalėtas žaisiu finale ir žinot, be abejo, jaudulys ir visa kita susideda, kaip sakant, ir galbūt ir toks rezultatas užstatyta ir tos pačios rungtynės yra įtemptos, vyksta taškas į tašką. Na ir vėlgi rezultatu 12-11 pirmauja Alytaus Geležinis Vilkas ir su kamuoliu Geležinio Vilko rankininkai. Ir puikus Tomo Dvarecko įvartis. Ir jau 13-11 pirmauja Alytaus Geležinis Vilkas. Šis rezultatas jau tenkina Alytaus Geležinį Vilką. Taip ir toliau, jeigu bus, bent jau 2 įvarčiais laimėjus šias rungtynes, iš tiesų būtų puiku žaisti Lietuvos radijo ir televizijos mažosios taurės finale. Na, aš norėčiau priminti, jog kitame pusfinalyje susitinka Molėtų sporto centras ir Utenos gėrimai. Kaip jūs manote, kas turėtų šiame pusfinalyje laimėti? Šiame pusfinalyje, mano manimo, turėtų pasireikšti, kaip sakant, labiau patyrusios komandos autoritetas ir tai turėtų būti Utenos gėrimai. Neteko šiais metais sumatyti, bet tai yra ilgamečiai pirmos lygos senbuviai, gana daug yra nemažų ir vyresnio amžiaus žmonių, ta prasme žaidėjų, jų patirtis, manau, duos Molėtų, tai labai jauna amžiaus komanda ir nemanau, kad jinai sugebės pasipriešinti. Nu, ką gali žinoti, taurės rungtynės yra taurės rungtynės ir visko gali būti. Pakol kas rezultatą mes jų dar nežinom. Įvartį vėlgi pelnė 9-asis numeris Petras Očikas, tai 21 metų sportininkas ir tai yra 3-asis jo įvartis šiandienos rungtynėse. Rezultatu 13-12 pirmauja Alytaus Geležinis Vilkas. Beje, alytiškiai žaidžia vienu žaidėju mažiau šiuo metu turi aikštelėje. Ramūnas Kalendauskas puikų perdavimą perduoda Aurelijui Saboniui. Andrius Kudarauskas ir vartose puikiai stovi 16 numeris Egidijus Žebelis. Beje, Egidijus taipogi Žebelis yra 21 metų sportininkas. Na, o tai, kad praktiškai visose komandose žaidžia maždaug 16-22 metų sportininkai, tai reiškia, kad vyresnio amžiaus žaidėjai jau nebesportuoja. Tai, kad jau, pavyzdžiui, Ramūnas Kalendauskas yra mūsų komandos vos ne veteranas, turėdamas 23 metus. Ne, nemanau, kad nesportuoja. Paprasčiausiai susidarius, kaip žinom, tokia situacija, kada mes tapom nepriklausomi, daugelis žaidėjų vyresnio amžiaus nepaslaptis išvažiavo uždirbt, kaip sakant, savo žaidimu uždirbt kažkur į užsienį. Ir didžiausia dauguma ir geriausi žaidėjai be abejo išvažiuoja. Ir lieka tas jaunimas, kuris, kaip sakant, sudaro mūsų Lietuvos rankinio branduolį. Bet tai nemanau, kad tai yra blogai, nes gaudami žaist, kad ir pirmos lygos čempionatai ir taurės įvairiose varžybose, jaunimas greičiau sutvirtėja, įgyja daugiau pasitikėjimo ir tai tik į naudą ir jiems, ir komandai, ir be abejo visam rankiniui, ir mūsų miestai, manau, taip pat. Na, mes iš tiesų galim tik pasidžiaugti, jog mes savo mieste iš tiesų turim 2 puikias rankinio komandas, tiek Alytaus Varsą, tiek Alytaus Geležinį Vilką. Na, o po Ramūno Mikalonio įvarčio rezultatu vėlgi 14-13 ir rezultatą išlygina 7-asis numeris Aurimas Indriūnas.
iki pirmojo kėlinio pabaigos. Lieka 6 minutės ir 15 sekundžių. Rezultatu 14-14. Kol kas rezultatas yra lygus. Tačiau vėlgi neteisingai padėtį užsiėmė gynyboje panevėžiečiai. Ir kamuolys išlieka Geležinio Vilko komandoje. Na, gerbiamas treneri, dauguma tikėjosi, kad šiais metais jau jūsų komanda bus pajėgi žaisti aukščiausioje lygoje. Kasgi atsitiko, kodėlgi taip nepasisekė jūsų komandai ir jūs vis dėlto nebežaidžiate šiais metais aukščiausioje lygoje? Pagal praeitų metų nuostatus komandos tik tais pirmojo lygos užėmusios pirmasis 2 vietas įgijo teisę žaisti pereinamam turnyre. Kaip žinot, mes praeitais metais buvom 3. Čia taip pat todėl negalėjom dalyvauti pereinamam žaidime, bet iki paskutinių minučių dar nebuvo aišku, nes tokia viltis buvo, nes viena iš komandų, tai Utenos Gėrimai dar galutinai nežinojo, ar jie dalyvaus pereinamam turnyre, jie tik paskutiniu momentu sutiko dalyvauti, todėl mums ten vietos neliko ir todėl mes negalėjome pabandyti žaisti su aukščiausio lygos komandom, bet manau, šiais metais galbūt bus daugiau sėkmės turėsim, vyrai labiau subręs ir šiais metais gal viskas klostysis žymiai geriau. Na, o kaip matome aikštėje, Geležinio Vilko sudėtyje pasirodė Mindaugas Viselga. Tai bene pats jauniausias žaidėjas šioje komandoje. Taip, tai vienas jauniausių žaidėjų, bet jo, kaip sakant, azartiško ir tokio kibaus darbo gynyboje reikėtų pavydėti ir jau vyresnio amžiaus žaidėjams. Tai tikrai Mindaugas yra perspektyvus žaidėjas, aktyvus, pergilina taip pat dėl kiekvieno nepasisekusio jam veiksmo, bet manau viskas bus tvarkoj. Tačiau vėlgi įvartį pelno panevėžiečiai. Tai atliko Julius Tiškevičius. Beje, jau 16-14 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Ir tai tarsi savotiškas pirmasis toks skambutis į Geležinio Vilko duris, kad vyrai labiau pasistengtų, labiau kovotų. Kamuolys išlieka Geležinio Vilko rankose. Aurelijus Sabonis. Ramūnas Mikalonis. Dalius Ziminskas. Vėl vartus puikiai gina Egidijus Žebelis. Kamuolys atitenka Aukštaitijos rankininkams. Miliūnas. Vėlgi su kamuoliu Miliūnas. Benediktovas. Tiškevičius. Su kamuoliu Tiškevičius perduoda Miliūnui. Vėlgi Miliūnas. Ir Olšauskas. Virpstas. Ir puikiai sugriebė kamuolį Ramūnas Mikalonis. Vėlgi Dvareckas. Ir vėl vartus puikiai gina Egidijus Žebelis. Ir paskirtas 7 metrų baudinys Panevėžio Aukštaitijos vartus. Pirmąjį 7 metrų baudinį puikiai Ramūnas Kalendauskas realizavo. Pažiūrėsime, kaip pasibaigs antroji mikrodvikova tarp Egidijaus Žebelio. Puikus įvartis ir jau tik 15-16 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Na, o iki pirmojo kėlinio pabaigos beliko 2 minutės 55 sekundės. Kaip jums patiko pirmasis kėlinys? Neblogas rungtynės, tikrai neblogas. Gaila, kad tik tais kol kas ne mūsų komandos naudai, bet manau, žiūrovai bus patenkinti šiom rungtynėm ir yra emocijų, yra kova. Viskas, manau, bus gerai. Na, o įvartį vėlgi pelno Savėlis Benediktovas ir 15-17 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Aurelijus Sabonis, Tomas Dvareckas, Mindaugas Viselga, Dalius Ziminskas, Ramūnas Kalendauskas, Dalius Ziminskas. Vėlgi 7 metrų baudinys už tai, kad neteisingai bandė sustabdyti Mindaugą Viselgą gindamiesi aikštelėje. Na ir trečioji Ramūno Kalendausko ir Egidijaus Žebelio mikrodvikova. Ir trečia
Ramūno pergalė šiuose mikrodvikovose 16-17 likus žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos 2 minutės. Pirmauja Aukštaitija. Dar truputėlis ir taip atrodo, kad Geležinis Vilkas tikrai turėtų persilaužti ir įrodyti Aukštaitijos rankininkams savo jėgą, jeigu taip galima sakyti. Puikiai vartus gina Vaidas Bratkauskas. Taip, manau, kad įgijus bent keletą įvarčių persvarą, viskas būtų gerai. Manau, į vartus nepataikė Mindaugas Viselga. Su kamuoliu Benediktovas. Olšauskas. Ir 9 metrų baudinys. Benediktovas. Olšauskas. Miliūnas. Vėl Olšauskas. Ir pavojinga Panevėžiečio ataka, tačiau gynyboje gerai sužaidė Tomas Dvareckas ir Ramūnas Kalendauskas. Kamuolys išlieka Panevėžiečio rankose. Benediktovas. Ir įvartis. Vėlgi 18-16 pirmauja Panevėžiečiai. Na, iki rungtynių pirmojo kėlinio pabaigos belieka 40 sekundžių. Ramūnas Kalendauskas. Dalius Ziminskas, Viselga, Kalendauskas. Ir netikslus Aurelijus Sabonio smūgis, kurį atremė Egidijus Žebelis. Norėtume pastebėti, kad labai gerai šiandieną žaidžia komandos vartininkas Aukštaitijos. Taip, tai, kaip matot, gana aukštas vartininkas apie 2 metrų ūgio ir savo, kaip sakant, tokio aukšto ūgio jam tas padeda ir galbūt ir mūsų. Vėl 7 metrai. Likus iki pirmojo kėlinio 8 sekundės žaisti, 7 metrų baudinys yra paskiriamas į alytiškių vartus. Na ir 7 metrų baudinį mes 22 metų Vytautas Olšauskas, o alytiškių vartuose stovi Andrius Nikliauza. Ir įvartis vėlgi. Tad turbūt pirmąjį kėlinį alytiškiai vis dėlto pralaimėjo rezultatu 19-16 ir palinkėsime jiems sėkmės antrajame kėlinyje. Televizijos mažosios taurės pusfinalis. Ir 2 minutėms iš aikštės šalinamas Ramūnas Mikalonis. Situacija yra iš tiesų gana pavojinga, nes pirmąjį kėlinį rezultatų 16-19 alytiškiai pralaimėjo kaip ir pirmasias rungtynes. Rezultatų 33-34 vėjos įvyko vakar Panevėžyje. Na, pirmajame kėlinyje rezultatyviausiai žaidė alytiškių komandoje pavojingas smūgis ir įvartis. Vėlgi įvartį pelnė Petras Očikas. Beje, tai jau jo 7-asis įvartis šiose rungtynėse. Panevėžiečių komandoje taipogi 6 įvarčius šiose rungtynėse jau yra pelnęs Julius Tiškevičius. Po 2 įvarčius pelnė Benediktovas. 4-asis numeris Kęstutis Miliūnas bei 2-asis numeris Vytautas Olšauskas. Alytiškių komandoje rezultatyviausiai žaidė Ramūnas Mikalonis, pelnęs 5 įvarčius. 5 įvarčius taip pat pelnė Ramūnas Kalendauskas. Su kamuoliu Dalius Ziminskas. Ir puikus Tomo Dvarecko įvartis. Beje, tai jau yra 3-asis Tomo įvartis šiose rungtynėse. Dar 2 įvarčius pelnė Andrius Kudarauskas. Tad rezultatų 17-20 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Kągi, gerbiamas, šiandien dar norėčiau priminti, jog mūsų rungtynės padeda komentuoti Valdas Gecevičius, Geležinio Vilko klubo administratorius. Kągi jūs galėtumėte pasakyti apie pirmąjį kėlinį? Pirmas kėlinys parodė, kad, kaip jau ir minėjau pirmam kėlinį, kad vis dėlto komandos daugiau žaidžia puolama rankiniai, labai mažai dėmesio skiria gynybai. Tai ir atspindi šių rungtynių rezultatas. Na, sužaidus antrojo kėlinio 2 minutės, 20-17 pirmauja
Panevėžio Aukštaitija. Šis rezultatas iš tiesų nebetenkina alytiškių. Taip, šis rezultatas nebetenkina, nes, kaip žinom, mes pirmasis rungtynės išvyko 1 įvarčiu pralaimėjom. Tai norint patekti į sekantį šių varžybų etapą, tai yra į finalą, reikėtų laimėti bent 2 įvarčiais šiandien namuose. Arba laimėti 1 įvarčiu, bet praleisti mažiau negu 33. Taip, arba toks variantas, kadangi sumuosis abiejų rungtynių rezultatai. Gale, ta prasme, pasibaigus rungtynėm, jeigu pasibaigtų 1 įvarčiu, išloštume 1 įvarčiu. Bet būtų, aišku, geriausiai išlošti 2 ir, kaip sakant, nekiltų jokių papildomų klausimų. Na, su kamuoliu Aukštaitijos rankininkai, Olšauskas bando sulaikyti Ramūnas Kalendauskas ir neleistinai jį stabdo. Su kamuolys išlieka Aukštaitijos rankininkų rankose. Tiškevičius, Benediktovas, Ataivas ir Olšauskas. Vėl su kamuoliu Olšauskas ir pavojingas smūgis ir įvartis. 21-17 pirmauja Aukštaitija sužaidus 4 minutės šiose rungtynėse. Atakuoja alytiškiai, Kalendauskas, vėlgi Kalendauskas, Dvareckas. Į vartus smūgiavo Aurelijus Sabonis, dėja šiandieną iš tiesų puikiai vartus gina Egidijus Žebelis. Tai turbūt pats didžiausias netikėtumas šių rungtynių. Taip, kaip praeitą dienos rungtynėse jis to nebuvo matyti, bet šiandien, kaip nekeista, jis tikrai labai vartus saugo gerai. Ko negalėtume turbūt pasakyti apie šiandieninį mūsų vartininko žaidimą, vėlgi įvartį pelno 4. numeris Kęstutis Miliūnas, Vaida Bratkauskas. Taip, abu šių rungtynių mūsų vartininkai neparodo to, ką galėtų tikriausiai ir labai gaila be abejo, bet tai yra faktas, su kuriuo negalim skaitytis. Ir jau 5 įvarčiais pirmauja Aukštaitija. Kamuolys išėjo Geležinio Vilko rankose. Dvareckas, Kalendauskas. Mikalonis pavojingai perduoda ant 7 metrų atžymos, dėja kamuolį perima Aukštaitijos rankininkai ir jie pradeda neskubėti, jie bando numušti tempą. Taip, nes kadangi laikas dabar yra jų sąjungininkas, kaip sakant, kas nepasakyta apie mūsų komandos padėtį. Mums dabar reikia skubėti, be abejo, skubant visą laiką atsiranda klaidų, atsiranda kažkokių nesusipratimų ir tai gali būti blogas faktorius šios dienos rungtynėse mums. Reikėtų, man atrodo, labiau taip susikoncentruoti, daugiau dėmesio skirti gynybai ir palengva gal dar pasisektų kažką pakeisti šios dienos rungtynėse. Bet kol kas tai to nesimato. Atakuoja Aukštaitija. Benediktovas. Kamuolys ir vėl įvartis. Įvartį pelno 7. numeris Aurimas Indriūnas. Tai taipogi labai jaunas 18-metis sportininkas. Kalendauskas, Dvareckas. Vėlgi su kamuoliu Dvareckas, Kalendauskas, Mikalonis, Ziminskas. Vėlgi Mikalonis, perduodas. Ir puikus, pagaliau puikus. Andriaus Kudarausko įvartis, galbūt daugiau ir dažniau reikėtų atlikti panašias kombinacijas. Taip, reikėtų stengtis žaisti gal daugiau ir per liniją, taip pat ir daugiau metimų reikėtų ir tikslesnių be abejo reikėtų tikslesnių metimų. Na, iki antrojo kėlinio pabaigos dar lieka 24 minutės, laiko, kaip sakoma, dar yra iš tiesų labai daug. Taip, laiko mes turim dar pakankamai daug ir galima pakeisti, manau, naudai mūsų šias rungtynės, bet matom, gynybai pakol kas. Gynyba kaip rėtis. Vėl įvartį pelnė 3. numeris Julius Tiškevičius ir rezultatu 24-18 pirmauja Aukštaitijos rankininkai. Ramūnas Mikalonis, bet vėl apsigina Aukštaitijos rankininkai. Ziminskas ir už gynybą aikštelėje yra skiriamas 7 metrų baudinys. Na, pažiūrėsim, kaip seksis 4. kartą mesti Ramūnui Kalendauskui 7 metrų baudinį. Ir vėlgi puikus įvartis. Rezultatu 19-24 pirmauja Aukštaitijos rankininkai.
Miliūnas. Atajevas. Žašniauskas. Vėlgi Miliūnas. Tiškevičius Miliūnas. Pavojingai žaidžiama, panevėžiečiai gana greitai perduoda kamuolį. Labai gerai, tačiau galima tik džiaugtis jų klaidomis. Jas reikėtų išnaudoti visas, nes tik tokiu atveju bus galima. Vėlgi puikus Andriaus Kudarausko įvartis. Šiose rungtynėse jis pelno jau 4. įvartį ir 2. šį kėlinį. Taip, tai pakol kas vienas iš pagrindinės, kaip sakant, stabdomas laikas. Pagrindinis žaidėjas, kuris pakol kas šiuo momentu pelno įvarčius. Tai labai malonu, be abejo. Minutinės pertraukėlės paprašė. Mūsų komandos treneriai paprašė, nes vis dėlto keturių skirtumas įvarčių turėtų kažką pasakyti ir treneriai be abejo turi kažką pasakyti mūsų komandai ir manau, kad gal po šios minutinės pertraukėlės kažkas pasikeis, atsiras kažkas naujo mūsų žaidime ir reikia tikėtis. Turbūt parodys ir varžovų klaidas ir savo privalumus. Visa salė puikiai palaiko Alytaus Geležinio Vilko rankininkus, stengiasi juos užvesti kovai, tai jūs puikiai matote savo ekranuose. Baigėsi minutinė pertraukėlė ir vėlgi atakuos Panevėžio Aukštaitijos rankininkai. Kol kas iki 2. kėlinio pabaigos lieka 22 minutės 37 sekundės ir rezultatu 24-20 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Dar ne viskas prarasta, dar laiko yra tikrai iš tiesų daug ir galima tikėtis, jog įvyks šioks toks persilaužimas šiose rungtynėse. Benediktovas. Puikiai vartus gina Vaidas Bratkauskas. Ir greita alytiškių kontrataka Ramūnas Kalendauskas. Perduoda kamuolį Zerminskui, vėlgi Kudarauskas, Kalendauskas, Mikalonis, su kamuoliu Zerminskas, Ramūnas Kalendauskas ir Tomas Vareckas. Bet vėlgi vartuose labai gerai stovi Egidijus Žebelis. Tik Egidijaus Žebelio dėka šiose rungtynėse, manau, ir turi tokią persvarą Panevėžio Aukštaitijos rankininkai. Vėlgi atrėmė kamuolį Egidijus Žebelis, kurį metė mūsiškis 17-metis Dalius Ziminskas. Aurelijus Sabonis, Tomas Vareckas įmeta ant 7 metro žymos ir įvartis. Puikus Dalius Ziminsko įvartis. Antrą kartą pasikartojo tą patį kombinaciją, kuomet kamuolys yra įmetamas ant 7 metro žymos. Ir galbūt ir toliau reikėtų taip žaisti. Taip, be abejo, nes dabar labai didelį dėmesį Panevėžio komanda sutelkė į mūsų atsitraukęs žaidėjus ir galbūt mažiau kreipia dėmesį į linijos žaidėjus ir galbūt daugiau reikėtų kraštų žaidėjams įkristi į liniją, gauti gerą pasą, apvaldyti kamuolį ir stengtis nuo ten pasiekti įvarčius. Nelesninis stabdomas Savėlius Benediktovas, beje šis 38 metų sportininkas yra pats vyriausias šiandienos rungtynėse. Vėlgi su kamuoliu Savėlius Benediktovas. Kęstutis Miliūnas. Vėlgi Kęstutis Miliūnas. Ir klaida. Vėlgi panevėžiečių klaida. Vėlgi atsiranda savotiškas šansas pelnyti dar vieną įvartį greitą ataką. Ramūnas Kalendauskas. Ramūnas Mikalonis. Vėlgi Ramūnas Kalendauskas. Ir dėja kamuolys vėlgi yra prarastas. Greita kontrataka. Ir greitoje kontratakoje Kęstutis Miliūnas vėlgi pelno įvartį ir padidina persvarą į 4 įvarčių sužaidus 10 minučių šiose rungtynėse. 21-25 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Dalius Ziminskas, Ramūnas Mikalonis. Ir nepataiko į vartus Ramūnas. Kamuolį perima Dalius Ziminskas. Na ir galbūt šiejų kontratakoje pavyks pelnyti įvartį Aurelijus Sabonis. Vėlgi kamuolį praranda Aurelijus netiksliai. Labai daug netikslių perdavimų šiose rungtynėse. Taip, labai daug iš visų komandų, kaip sakant, žaidėjų. Ne tik iš Alytaus, bet ir iš Panevėžio žaidėjų taip pat klysta. Visi klysta šiandien. Ir už tai vėlgi
Julius Tiškevičius nubaudžia alytiškius ir atstato 5 įvarčių persvaras savo komandos naudai, tai yra Panevėžio Aukštaitijai. Rezultatu 21-26. Iki antro kėlinio lieka žaisti 19 minučių ir 15 sekundžių. Ramūnas Mikalonis pagaliau vėlgi atriša panevėžiečių vartus ir pelno savo jau 7-ąjį įvartį. Vėl atakuoja Panevėžio Aukštaitija. Su kamuoliu Tiškevičius. Olšauskas, vėl Tiškevičius. Olšauskas. Olšauskas aštrina padėtį ir neteisingai gynasi Ramūnas Mikalonis ir Ramūnas Kalendauskas. Benediktovas. Vytautas Olšauskas, vėlgi su kamuoliu Benediktovas. Miliūnas, Benediktovas. Ir greitėja jau po truputėlį mūsų varžovai. Olšauskas. Kamuolys išlieka panevėžiečių rankose. Olšauskas. Benediktovas, atsiprašau, puikiai gynasi. Tačiau nuo antrojo smūgio niekas nebegalėjo išgelbėti ir Vytautas Olšauskas vėlgi atstato 5 įvarčių skirtumą. 27-22 pirmauja Aukštaitija. Beje, priminsiu, tai yra mažosios Lietuvos radijo ir televizijos mažosios taurės pusfinalio rungtynės, kuriuose sutinka Lietuvos Geležinis Vilkas bei Panevėžio Aukštaitija. Ramūnas Kalendauskas. Jį neleistinai stabdo, vėlgi kamuolys išlieka alytiškio rankose. Andrius Kodarauskas, Tomas Dvareckas. Ramūnas Kalendauskas perduoda į Mikalonį. Dziminskas. Ir Ramūnas Kalendauskas pelno vėl dar vieną įvartį. Iki antrojo kėlinio pabaigos lieka laiko vis mažiau ir mažiau. Lieka 17,5 minutės, o rezultatas 23-27. Taip, šis rezultatas labai gaila, bet ne mūsų naudai. Nu, reikia tikėtis dar kažko, bet tai sunku pasakyti netgi dabar šiuo momentu, kas gali įvykti, bet tai lygtai kažkas su gynyba pradėjo geriau sektis, pradėjo gintis, bet vis tiek galbūt ir sėkmė kažkiek nusisuko nuo mūsų šiandien. Na, o prieš rungtynes man teko kalbėti su Sergejumi Sokolovu, Panevėžio Aukštaitijos komandos vyriausiųjų trenerių. Jis beje pažymėjo, kad vakarykštėse rungtynėse jų komandai iš tiesų pasisekė, nes antrajame kėlinyje būtent Alytaus Geležinis Vilkas pirmavo 5 įvarčiais šiose rungtynėse. Taip, visos rungtynės buvo vedamos 5, netgi ir 6 įvarčių skirtumų, bet tai kažkodėl tas viskas buvo išbarstyta. Pasimetė galbūt daugiau žaidėjai, vis dėlto pirmą kartą tokiose rungtynėse. O šiandien, kaip matom, yra atvirkštinis variantas, bet galbūt bus atvirkštinis ir rungtynių rezultatas, kuris tenkins mus, kaip buvo viskas Panevėžyje. Tikėkime, kad pasikartos scenarius tokių rungtynių, kaip vyko Panevėžyje, ir alytiškiai išplėš pergalę šiose rungtynėse. Su kamuoliu buvo Tomas Dvareckas, Dalius Ziminskas ir įvartis. Deja, įvartis yra neįskaitomas, nes Dalius Ziminskas užmynė ant linijos. Olšauskas, Benediktovas, vėlgi Olšauskas, Dainis Miliūnas, Kęstutis Miliūnas, vėlgi su kamuoliu, Olšauskas, Benediktovas, Julius Tiškevičius, Benediktovas. Julius Tiškevičius, pavojingas smūgis ir Vaidas Bratkauskas atrėmė šį smūgį. Traumą gavo mūsų komandos pagrindinis vartininkas Vaidas Bratkauskas, tačiau atrodo jis ir toliau galės tęsti šį žaidimą šiandieną ir toliau didvyriškai gins Alytaus Geležinio Vilko komandos vartus. Atakuoja panevėžiečiai Benediktovas, Vytautas Olšauskas. Olšauskas ir aštrina padėtį. Kamuolį perima alytiškiai ir Aurelijus Sabonis. Neleistinai stabdo panevėžiečiai. Andrius Kodarauskas, Ramūnas Mikalonis, vėlgi su kamuoliu Andrius Kodarauskas. Iki antrojo kėlinio pabaigos lieka 15 minučių, rezultatas 27-23 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Virpstas
na, fatališkai nesiseka šiandieną. Taip, aš kaip jau minėjau, kad tikrai sportinė laimė kažkiek nusisuko šiandien nuo mūsų. Jau kiek buvo tokių atakų, kad kamuolys vis pataiko į viršsparvą skersinį. Paprasčiausia tikrai nesiseka šiandien. Na, vėlgi 5 įvarčių skirtumą atstato Savelijus Venediktovas. 28-23 pirmauja Panevėžio Aukštaitijos rankininkai. Labai grubiai sužaidžia antrasis numeris Vytautas Olšauskas. Ir jis yra šalinamas iš aikštės 2 minutėms. Jūs matote savo ekranuose Ramūną Mikalonį. Ir vietoje aikštelėje matysime 6 numerį Mindaugą Viselgą. Jis beje pirmajame kėlinyje šiek tiek pagyvino žaidimą savo išėjimu. Taip, ir pelnė netgi įvartį, jeigu neklystu, bet jaunas žaidėjas. Pažiūrėsim, galbūt jam šiandien seksis geriau. Tomas Dvareckas pelno dar vieną įvartį. Ir galbūt šis įvartis uždegs jau alytiškius. 24-28 likus iki antrojo kėlinio žaisti. 14 minučių pirmauja. Labai gaila, bet Panevėžio Aukštaitija. Su kamuoliu panevėžiečiai. 4 numeris Miliūnas. 9 numeris Očikas. Vėlgi Očikas atakuoja. Ir Vaidas Baratkauskas vėlgi bejėgis apsiginti šioje situacijoje. Aikštėje pamatėme 7 numerį Marių Pečiukonį alytiškių gretose. Įspėjimą gavo 11 numeris. 2 minutėm yra šalinamas pats vyriausias šių rungtynių žaidėjas, tai yra Savelijus Venediktovas. Ir jau 2 žaidėjų persvarą turi Alytaus Geležinio Vilko rankininkai. Su kamuoliu Kalendauskas. Perduoda Saboniui, vėlgi Kalendauskas ir įvartis. 25-29 pirmauja Alytaus Geležinis Vilkas, o iki antrojo kėlinio pabaigos laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Iki antrojo kėlinio pabaigos lieka 13 minučių ir 13 sekundžių. Su kamuoliu panevėžiečiai, Očikas. Smūgis Virpstas. Ir vėl gali būti pavojinga alytiškio ataka. Dalius Ziminskas, Andrius Kodarauskas, Ramūnas Kalendauskas. Ir vėl Andrius Kodarauskas. Bet vėlgi, vartai tarsi užrišti yra šiandien. Taip, gaila labai. Va, štai. Pagaliau varžovų klaida ir puikus, gana kurioziškas Ramūno Kalendausko įvartis. Jūs matote, kaip džiaugiasi šiandieną alytiškiai šiomis rungtynėmis, nes tai iš tiesų gana gražios rungtynės ir gana atkaklius. Taip, kaip aš pradžioje ir minėjau, kad šios rungtynės tikrai, manau, kad žiūrovams atvėjusiems čia tikrai daug emocijų sukels ir bus tikrai malonu visiems šiandien čia. Nežiūrint į tai, kad alytiškiai kol kas pralaimi, tačiau vėlgi varžovų klaida ir alytiškiai gali dar sumažinti skirtumą. Iki rungtynio antrojo kėlinio pabaigos dar lieka 12,5 minutės su kamuoliu Kalendauskas, jis perda Sabonį ir vėlgi puikiai vartus gina Egidijus Žebelis. Turbūt bene dažniausiai yra girdima šį pavardė varžovų komandoje. Taip, tai tikrai šiandien puikiai su savo užduotim susidaroja šis vartininkas. Ir tikrai yra šių rungtynių, kaip sakant, vienas iš labiausiai matomų žaidėjų. Tikrai daug didelį darbą ir gana, galima sakyti, tikrai gerai jis jį atlieka. Na ir panevėžiečio ataka. Tiškevičius, jis perduoda kamuolį Indriūnui. Tiškevičius, Miliūnas, Očikas, Miliūnas, Očikas, Miliūnas. Tiškevičius, vėlgi Miliūnui, perduoda Očikui, šis perduoda Miliūnui ir su kamuoliu Miliūnas ir puikiai apsigina Ramūnas Kalendauskas, greita alytiškio ataka, Dalius Ziminskas. Ir turėdami tokią milžinišką persvarą nesugebėjo išnaudoti alytiškiai. Taip, labai gaila, kad išėjus 3 žaidėjus į priekį nesugebama paduoti tikrai gerą perdavimą ir be abejo yra sunku taip, kada tokios progos neišnaudojamas, sunku ir tikėtis palankaus rezultato. Na, Ramūnas Kalendauskas nepataiko į vartus
ir su kamuoliu vėlgi bus panevėžiečiai, kurie iš tiesų vėlgi turėtų neskubant atsargiai prieiti prie vartų ir iš tiesų laikas yra jų sąjungininkas šiose rungtynėse. Laikas šiose rungtynėse jų sąjunga, bet ką norėčiau pasakyti apie mūsų žaidėjų puolimą, galbūt irgi truputį per daug skuba, gal reikėtų tikrai iki galo sužaisti, iki tikro įvarčio, kaip sakant, ir būtų viskas gerai, bet truputį perskubama, galbūt tas jaunatviškas toks noras greitai pakeisti rezultatą ir bijau, kad gali suvaidinti blogą rezultatą mūsų komanda, bet kaip ir dabar matom, vėl be reikalo tas buvo daroma, be reikalo labai skubama, reikėtų galbūt ilgiau išlaikyti kamuolį iki tam tikro laiko, nes 3-4 perdami ir iš karto atliekamas metimas, tai tikrai nėra gerai. Galima būtų daugiau išlaikyti tą kamuolį rankose ir tikrai atsiradus gerai progai tada išnaudoti ją, o ne taip, skubėtai. Su kamuoliu panevėžiečiai, Miliūnas. Apsigina Alytiškiai, tačiau kamuolys išlieka varžovo rankose. Očikas. Perduoda Miliūnui. Olšauskas. Ir vėlgi įvartis įmetė trečiasis numeris Julius Tiškevičius. 30-26 pirmauja Panevėžio Aukštaitija, o iki antrojo kėlinio pabaigos belieka 9 minutės 45 sekundės. Laikas nenumaldomai bėga. Taip, bėga, jau liko mažiau kaip 10 minučių. Vėlgi kamuolį atrėmė vartininkas, o jį metė Ramūnas Kalendauskas. Vėlgi Ramūnas Kalendauskas, Dalius Ziminskas. Ir vėl klaida puolime. Taip, kaip jau minėjom, labai daug ir nedovatotinų klaidų atliekam puolime netgi, antrą kėlinį tai ypač. Aišku, tas didelis noras greitai išlygyti rezultatą ir persirti. Mūsų naudai daro, kaip sakant, blogą vaidmenį ir įtaką atlieka šiuo momentu. Žaidėjai, kaip minėjau, labai jauno amžiaus ir to nesupranta pakol kas. Na, panevėžiečiai nepataiko į vartus ir su kamuoliu Alytiškiai. Vėlgi aikštėje matome Ramūną Mikalonį šiek tiek pailsėjusi. Galbūt jis galės pakeisti šiek tiek rungtynių eigą. Vėl įmeta ir įvartis. Ramūnas Mikalonis tik išėjęs ir pailsėjęs šiek tiek vėlgi pataiko. Jo, matėm, buvo gavęs nedidelę traumą. Vienas iš žaidėjų buvo jam smūgelės į veidą, bet manau, kad Ramūnas tikrai tvirto charakterio, jis yra žaidėjas ir jau užsigrūdinęs ir sugebės dar padėti mūsų komandai šio labai sunkimo momento. Benediktovas. Ir kamuolys išlieka panevėžiečių rankose. Su kamuoliu Savėlijus Benediktovas. Mes 9 metrų baudinį. Benediktovas. 7 numeris Aurimas Indriūnas. Kęstutis Miliūnas. Ir kamuolį turėtų perimti. Labai gaila, bet kojas jis sumuša Ramūnas Kalendauskas ir Vytautas Olšauskas. Puikiai vartus gina Vaidas Bratkauskas. Nors šiandieną netaip dažnai galima taip paminėti, tačiau šį kartą jis puikiai apsigynė ir Ramūnas Mikalonis pelno jau savo 8-ąjį įvartį šiose rungtynėse. Ir rezultatas jau tik 2 įvarčiai. Taip, jau 2 įvarčiai, tik 2 įvarčiai. Rezultatu 30-28 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Galima sakyti, kol kas turbūt pirmauja, tai kiekvienam alytiškiui norisi, aišku, kad alytiškiai pirmautų būtent tais 2 įvarčiais. Tai be abejo būtų žymiai geriau, kad būtų rezultatas mūsų komandos naudai. Vėl labai puikiai vartuose stovi Vaidas Bratkauskas. Yra galimybė vėl sušvelninti rezultatą, bet Deja, viskas baigėsi laimingai ir Benediktovas užšoka ant Andriaus Kudarasko, kuris prieš tai padarė klaidą. Dalius Ziminskas, Ramūnas Kalendauskas, o iki rungtynių pabaigos lieka 6 minutės 40 sekundžių. Ramūnas Mikalonis, Dalius Ziminskas, Marius Pečiakonis sužaidžia su Aurelijum Saboniu, vėl kamuolį perima. Ir Vytautas
Puikiai vartose stovi Vaidas Bratkauskas, jis atrėmė jau kelintą smūgį iš eilės. Galbūt mes išjudiname šį žaidėją, tačiau tą patį galima pasakyti ir apie Egidijų Žebelį, kuris atrėmė Daliaus Zeminsko į smūgiuotą mestą kamuolį. Ir vėl neskubėdami panevėžiečiai eina į ataką, galima sakyti, jau nebeskuba, o eina į ataką Benediktovas, nes laikas jau yra jų sąjungininkas, Kęstutis Miliūnas, Vytautas Olšauskas. Ir vėl klaida, greita Alytiškio ataka, Ramūnas Mikalonis perduoda Aurelijui Saboniui, vėlgi Ramūnas Kalendauskas. Iki antrojo kėlinio pabaigos dar lieka 5 minutės 40 sekundžių. Dalius Ziminskas ir pameta kamuolį. Vėlgi klaida, tiek daug klaidų gynyboje. Puolime. Labai daug. Labai, jau kaip minėjom, labai daug klaidų, ne tik gynyboje, bet ir puolime. Labai gaila, be abejo. Jeigu gynyboje dar šiaip netaip susitvarkome paskutiniu metu, tai gynyboje praktiškai labai daug problemų yra. Puolimas, kaip sakant, dabar pakol kas didžiausia problema, niekaip nesugebame išnaudot mums sudarytų progų. Labai gaila, be abejo. Na ką, ir vėl atakuoja panevėžiečiai, Benediktovas, Olšauskas, Miliūnas, Tiškevičius ir Tiškevičiaus įvartis. Likus žaisti 4 minutės 46 sekundės, rezultatu 31-28 pirmauja panevėžiečiai. Kalendauskas, Mikalonis, Ziminskas, Mikalonis, vėl Kalendauskas, Sabonis, Kalendauskas, metimas ir įvartis, Kalendauskas vėlgi pelno įvartį po ilgesnės pertraukos 29-31 ir vėlgi atsiranda šiokia tokia viltis šiose rungtynėse. Taip, viltis atsiranda, nes nors laiko ir labai nedaug lieka, bet tai kiekvieną sekundę reikėtų išnaudoti. Mums pasistengti išnaudoti visas tas progas, kurias tikrai turim. Kurių nemažai yra, bet dėja neišnaudotasios yra. Na ir atakuoja panevėžiečiai. Miliūnas, Očikui perdavins, Benediktovas. Ir kamuolį atrėmė alytiškiai. Iš tiesų labai puikiai vartus pradėjo ginti Vaidas Bratkauskas, kad tai būtų visas rungtynės buvę, rezultatas iš tiesų būtų visiškai kitoks. Ir įvartį pelno Aurimas Indriūnas. Ramūnas Mikalonis, Ramūnas Kalendauskas, Aurelijus Sabonis, vėlgi Kalendauskas, Mikalonis, Kalendauskas ir 7 metrų baudinys. Petras Očikas yra šalinamas 9 minutėms, o jau 5 7 metrų baudinį meta ir vėlgi sėkmingai Ramūnas Kalendauskas. Na, iš tiesų puikiai meta 7 metrų baudinius Ramūnas Kalendauskas, 30-32. Pirmauja Alytaus, atsiprašau, labai norėtųsi tai pasakyti Alytaus Geležinis Vilkas, deja, pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Iki rungtynių antrojo kėlinio pabaigos lieka 3 minutės 5 sekundės. Atakavo Vytautas Olšauskas, jis ir išlieka su kamuoliu. Julius Tiškevičius, vėlgi Vytautas Olšauskas, jis aštrina padėtį. Olšauskas, Tiškevičius, Miliūnas. Žingsniai, sužingsniuoja panevėžietis ir galbūt, jeigu laiko dar būtų šiek tiek daugiau. Dalius Ziminskas ir įvartis 31-32, sumažina skirtumą iki minimumo. Sumažina skirtumą iki minimumo, lieka iki antrojo kėlinio pabaigos 2 minutės 30 sekundžių, rezultatas 31-32 pirmauja Panevėžio Aukštaitija. Aš sakau, pirmauja kol kas, nes tikrai tikiu, kad alytiškiai sugebės persilaužti ir persvarti rezultatą. Benediktovas, su kamuoliu išlieka panevėžiečiai. Vytautas Olšauskas, Julius Tiškevičius,
Vėlgi sužingsniuoja Panevėžiečiai. Panevėžiečiai pradėjo daryti aibę klaidų. Dalius Ziminskas, Ramūnas Kalendauskas ir labai gaila Aurelijus Sabonis. Andrius Kodarauskas, vėlgi Ramūnas Kalendauskas, Ramūnas Mikalonis. Dalius Ziminskas, Ramūnas Mikalonis. Kamuolį perduoda Saboniui, Kalendauskas. Mikalonis ir įvartis, rezultatas lygus 32-32. Iki antrojo kėlinio pabaigos lieka minutė 30 sekundžių. Dar šiek tiek ir Lediškiai iš tiesų turėtų persverti šį rezultatą. Aš norėčiau priminti, jog pirmasias rungtynes rezultatu 33-34 laimėjo Panevėžio Aukštaitija, tad jeigu rungtynės baigsis lygiosiamis, bus turbūt pratęsimas. Taip, visko gali būti. Na ir Petras Očikas, vėlgi likus minutė laiko, rezultatas 33-32. Ramūnas Kalendauskas, Sabonis, Kalendauskas, vėlgi Mikalonis. Įvartis! Rezultatu 33-33. Rezultatas lygus 33-33. Na, o iki antrojo kėlinio pabaigos lieka, aš sakau iki antrojo kėlinio pabaigos, nes iš tiesų visko gali būti ir pratęsimas, lieka 49 sekundės. Su kamuoliu Očikas, perduoda Tiškevičiui. Perduoda Benediktovas, perduoda į Miliūnui. Perima kamuolį Ramūnas Kalendauskas ir skuba į puolimą. 7 metrų baudinys. Iki antrojo kėlinio pabaigos šių dramatiškų rungtynių lieka 27 sekundės. Rezultatas lygus 33-33. Ir 7 metrų baudinį meta Ramūnas Kalendauskas. Ramūnas Kalendauskas įvartis! Abiejų rungtynių rezultatas išsilygino 34-33. Tad jeigu per likusias 22 sekundės, rezultatas nebus pasikeitęs, tuomet bus pratęsimas 13-12 sekundžių, 10 sekundžių, Benediktovas, Petras Očikas, metimas įvartis. Iki antrojo kėlinio pabaigos lieka 3 sekundės, ir labai gaila, tačiau rezultatu 34-34 šios rungtynės baigėsi lygiomis ir susumavus dviejų rungtynių rezultatus alytiškiai iš tolimesnių varžybų pasitraukė. Na, o šių rungtynių finale, šio turnyro finale žais Panevėžio Aukštaitija. Kaip jums patiko šios rungtynės? Nu kaip, šios rungtynės tikrai buvo neblogo lygio, gaila, kad daug buvo daroma klaidų iš visų pusių, kaip sakant, iš visų. Manau, kad rungtynės patiko visiems. Be abejo, šios rungtynės duos peno pamąstymam ateityje mūsų komandai. Reikia pasveikinti Panevėžio komandą, iškopė į finalą. Gaila, kad nebuvom tenai mes. Bet tai, manau, kiekvienas rungtynės, kiekvienos išloštos, argi netgi praloštos rungtynės duoda, kaip sakant, stimulą judėti. Mes pamatom, kokias turim problemas, ką reikia taisyti. Ir manau, kad šios rungtynės taip pat vaikinams duos daug naudos ir iš jų mes pasimokysim. Na ir tikėsimės ateityje bus viskas tvarkoje. Na, o šias rungtynės komentavo Antanas Sakavickas ir manęs padėjo komentuoti Valdas Gesevičius. Pasibaigus šioms dramatiškoms rungtynėms pakalbiname Alytaus Geležinio Vilko komandos vyriausiąjį trenerį Vladą Zoką. Gerbiamas treneri, kaip jums patiko šiandienos rungtynės? Nu, jei būtume laimėję, aišku, jos gal ir būtų patikę, bet apskritai tai, nesu patenkintas savo komandos žaidimu, ypač pusantro kėlinio pirmosios. Na ir kaip jums atrodo, ko trūko būtent šiandieną jūsų komandai? Svarbiausia, tai trūko patirties, pirmas dalykas, nes 4 žaidėjai, kurie žaidžia šiuo metu pagrindinėme sąstate, yra tik 17 metų dar. Na, mes tą patirtį kaupiam po truputį čia. Beje, vakarykštėse rungtynėse jūs taipogi, kaip šiandieną Panevėžio Aukštaitijos komanda pirmavo 5 įvarčiais, jūs vakar lygiai taip pat ir išbarstėte tą persvarą ir pralaimėjote 1 įvarčio skirtumu. Ką galėtumėte pasakyti apie šitą faktą? Nu ir vėlgi tas pats, žinokit. Vėlgi patirties toka. Nu ir manau, kad jau už poros metų mes tokių klaidų nedarysim, kada žaidėjai subręs ir čia per laiką neperšoksi. Ką galėtumėte išskirti šiandieną iš savo komandos? Praktiškai galbūt Kudarauską. Daugiau nedrįkčiau nei vieno išskirti, kadangi visi pasirodė žemiau savo galimybių. Nu, puolime iš dalies Mikalonis neblogai.
Na, čempionatas prasidės gruodžio mėnesį, gruodžio 20 dieną. Dar iki jo pradžios yra praktiškai visas mėnuo laiko. Tai tikėkime, kad komanda pasiruoš deramai šioms čempionato kovoms. Taip, laiko yra ir dabar pertraukoje bus jaunių Respublikos pusfinaliai ir finalinės varžybos. Dalyvaus beveik visi šitie Geležinio Vilko jaunuoliai šitose varžybose. Tikimės užimti ant prizinę vietą. Nu ir šiek tiek patirties sukaups ir manau, kad turėtume pirmenybėse geriausiai žaisti. Netgi su šita komanda. Na, o aš norėčiau priminti, jog šiandieną jūs matėte pačią pirmąją transliaciją iš Alytaus sporto rūmų, kurioje susitiko Alytaus Geležinis Vilkas ir Panevėžio Aukštaitija. Tikėkime, kad šiokių tokių transliacijų jūs galėsite matyti ir daugiau. Na, o šiandieną ją mes jau baigėme. Iki pasimatymo.